Sveiki, draugai. Nu, atėjo laikas parodyti ir savo projektą. Dabar turime mes garažą. Čia buvo toks kambariukas pasislėpti nuo žmonos ir šeimos. Bet žmona sugalvojo, kad reikia čia padaryti miegamą. Tai dabar planas toks. Viską griaunu ir daužau. Darau didelį bardaką, žodžiu. Viską išmetu. Darysiu miegamą, drabužinę. Ir tenai bus dar vonios kambarys. Nu, dar tikiuosi, kad čia va, kur mano žvejyba, tai padarysiu tokį darbo kambariuką savo. Prigalvoju reikalų tai sočiai. Pabandysim pafilmuoti, kai jau finalas visas bus padarytas. Laukia daug gražaus griovimo, o po to jau statymo iš naujo. Pabandysim parodyti, kas gausis finale. Na, va, jau atsirado langas. Net už lango per tą garažą bardakas pasidaręs. Biški padaužyta, ištrankyta. Ten iš vis bombos sprogus. Žodžiu, karas vyksta. Bandom dirbti toliau kažkaip tais. Nu ką, einam pažiūrėti garažo transformaciją. Patenkam iš karto į darbo kambarį. Tai kaip ir viskas pagal planą gavosi. Dabar apžvelgsim, ką pridarėm. Tai dekorą vieną pusę dariau šviesesnį. Tiesiog eksperimentus dariau. O čia tokį tamsų. Tai jisai gyvai man labai patinka. Esu dar padaręs video, kaip aš jį darau. Tai, kam įdomu, pasikuisit rasit. Lubas pasidariau su paslėptu apšvietimu visur aplinkui. Na ir toks, vadinkim jį, darbo kambarys. Grindis ant plytelių buvo gruntas, išlyginamasis ir vinilas. Nes garažai jau buvo plytelės sukliuotos, tai viskas ant viršaus, viskas gaunasi, viskas gerai. Grindys šildomas. Einam į miegamąją zoną. Čia tiesiog miegot. Lubas dariausi šlaitų maksimaliai į viršų. Tai atvestas rekupas padavimas iš katilinės. Ai, dar va čia dekorą pasidariau. Bet jisai irgi gyvai reikia žiūrėti, jis labai taip įdomiai spindi. Vakare vienaip atrodo, dieną kitaip. Lemputės visur priglaistomos. Po to einam per drabužinę tiesiai į vonios kambarį. Tai čia susikliavau tokias plyteles. Viską labai norėjau pasibandyti juodą kriauklį ir juodą patį VC. Nes kai tą darbą dirbu, tai vis klausinėjau žmonių, kaip priežiūra. Tai vieni sako labai gerai, kiti sako labai prastai. Taip, nieko čia nėra baisaus. Namie aišku stovi filtrai, tai padeda, bet kriauklė tai po kiekvieno naudojimo reikia prasivalyti realiai, nes ryte gaunasi tokie balti plemukai kažkokie. Nuo dantų pastų, nuo visokių muilų. Tai antrą kartą ar daryčiau juodą, turbūt kad ne. Bet gražu man. Tai toliau. Čia pasidariau nuolydį su nuolydžio kampuku, kaip ir klientam darom, taip ir savo pasidariau. Latakas per visą ilgį. Į dušo galvą iš lubų. Visai fainai viskas. Didelė komoda. Veidrodis su antirasojimo funkcija, bet niekad nenaudoju. Kažkaip pakanka rekupo, kad ištraukti. Tai va toks tas mūsų projektas ir gavosi. Tai laukiam durų, laukiam grindėšių ir bus jau 100% pabaigta. Tik tai viena bėda, garažo tai nebeliko. Viso gero.